Labas rytas visiems. Kol gersiu kavą, visiems ir kavos linkiu iš ryto atsigerti skaniai. Žodžiu, vėl tema pasikėlė, žiūriu su varikliais. Nuo 16 metų visiems pasako apie juos, kokia čia yra problema su dideliais ir kaip jas spręsti, ir už kiek jas spręsti, ir kada net spręsti. Bet ta tema žiūriu kartojas, tik įkel kokį video parodė, ką čia daros, tai vėl viskas, ką čia daryti ir kaip čia, kur čia išsigelbėti. Išsigelbėjimas mano akiai yra vienas, yra perdaryti motorą taip, kad jisai sugedus sudilus salnikui, perkaitus, žodžiu, aušinimas skystis išbėgtų lauk. Ne į variklę vidų, bet lauk. Kas protingi, tas sugalvos, kas neprotingi, tai nesugalvos. Žodžiu, šiai dienai visokių mačiau ir nukopijuotų mano darbų, ir žodžiu, kurios jau prieš 4 ar kiek čia 5 metus turbūt sugalvojęs buvau, kai nusipirkau savo mašiną su dideliu varikliu. Ir planavau, kaip čia viską padaryti. Buvo visokių prigalvojimų, tai norėjau aušinti inkarą ir transformatorinę lyvą, žodžiu, ir šilumokėtį naudoti, ir siurblį, žodžiu, ir visko čia buvau prisipirkęs, bet ten viskas labai sudėtinga ir labai daug komplikuota. Tai nuėjau kitų kelių. Tai yra perdaryti taip, kad jeigu subirs salnikas, kai jis bėgtų lauk. Ne į variklį, bet lauk. Tai va, kas liečia apie visus tos labai šiai dienai populiarus, kaip čia dabar įsireikšti. Šiaip mes esam lietuviai. Ir kai pradeda žmonės kalbėti pusiau lietuviškai, pusiau angliškai, tai gal jūs ten į Ameriką važiuokit ten, ir ten aiškinkit ten tais angliškai žodžiais. Žmonės nesuprant, skaitydami pusę čia. Tie, kurie važinėja, sakykime, biškiai taip jau kam virš 40. Nu, tiesiog tas ten cool and delete ir visa kita, nu, kai pradeda visas virtis vadinti angliškais trumpiniais netgi. Tai žmonės tiesiog net nesusigaudo, ką jie paklaus. Yra čia žmonės, kurie kalba tokiom kalbom. Tai aš išsyk pasakysiu, ne ant tų žmonių pykstų, kurie tai pasako, bet tiesiog supraskit tie žmonės, kurie, nu, sakau, kam virš 40 gal, kai kurie virš 40 gal labai gerai angliškai kalba ir suprant, bet tiesiog netgi suprantančiam žmogui, kai kuriems žmonėms yra neprimtina, būnant Lietuvoje, žodžiu, klausytis šitų angliškų trumpinių, dar tokių vadinamų kvailų trumpinių, kažkokių valia ten su jaunetviniškom panetkim. Nu, čia taip, žodžiu. Kas liečia apie tą vadinamą flanšą pakeitimą į tokį, kuris neturi aušinimo kanalą. Nu, čia tą vadinamą cool and delete. Liaudiškai kalbant, panaikinti aušinimą inkarui. Kaip jūs galvojat, tas variklis inkaras turi aušytis ar ne? Va tie išėmėjai tuo cool and delete. Va tiesiog, kam jį suprojektavo tą inkarą aušinimą. Senosiuose varikliuose aušino tai skysčio glikolių, naujosiuose varikliuose aušinti tepalų, visi stengiasi tai daryti. Stengiasi. Ten pažiūrėkit to pačią, kaip pasakyti, Lucid Motors, pavyzdžiui, aušinimą. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, Teslas naujos Raven variklių, pažiūrėkit Rivianą variklių, pažiūrėkit Fordą variklių, Bosch'o variklius. Analizuokit tos kitus variklius gamintojus. Jūs čia įsivaizduojat, kad čia, tai išimkit iš vis tą aušinimą skystį, atjunkit vamzdžius, nukarpykit, išleiskit laukų, atjunkit siurblius, kam tą bateriją aušinti, kam ją šildyti, kam tos variklius čia aušinti ir šildyti. Nu, tai viską išimkit. Kažkaip sakau, jeigu dantis skauda, tai visus išluptis reikės. Nu, kam čia reikalingi, tai neskaudės. Kramtysit, užčiulpti negyvai galėsit maistą. Nu, čia, taip, sarkazmas. Aš siūlau vienintelį dalyką, tai yra tai perdaryti motorą taip, kad jeigu suges salniks, išbėgtų skystis lauk. Aušinims reikalingas inkarui. Aš netgi kažkada video buvau radęs internetinėse platybėse, galit patys pasiieškoti, tai kas atsitinka prie didžiausio apkrovų, Teslas didžiajam varikliui. Buvo, žodžiu, įmontuota kamera, kažkokiu ten būtų matęs inkaras, kai jisai sukas. Ir kas ten daros viduj. Tai vat, kai pamatysit tą video, tada suprasit, kam tas aušinims reikalingas. Nes kada tu į tokį mažą kiekį paduodi, kaip pavyzdys, 300 kW ir daugiau,
Tai įsivaizduokit, kokia indukcija ten yra. Ir kas vyks su metalais. Nu, žodžiu, čia tam, kas biški supranta. Kas nesupranta, ten tegul sakau, gal nusipjausit vamzdžius, įsileis skystį ir važinėti šis be aušinimo skysčio. Tai nebus jokios rizikos. Nei bateriją užskandinti. Nežinau, čia bateriją užskandinti, ten su aušinimo skysčiu tik tai vieną istoriją žinau, kada supuvo vamzdžiai. Nu, bet nesvarbu. Tai va, nu, nesvarbu. Žodžiu, nereikės ten nieko iš viso, jokių dalytų daryti. Padarysit cool ant dalyto. Tai va. Salinikus keisti, kas 100 000, tas, kas tai parašė, tai turbūt nėra matęs variklių su 11 000 km nuskendusiu. Taip, kad 100 000, kad... Tai čia 100 000 dar reik paieškotų motorų, kurie taip yra nuvažiavę. Labai didžioji dalis yra jų nenuvažiavę. Taip, kad... Čia aš komentarai necituoju, kur jis čia parašė po to variklių, kur aš įdėjau video, kur skystis bėga. Kas nežino, nes čia gal aš tą video planuoju kelti į YouTube. Tai va, tai prieš galvojant daryti kažką, reikia pagalvoti protingai, ar tas padarims nepakenks kitiem dalykam. Aišku, jeigu ten įsijungsi čilą, ten važiuosi kaip, nežinau kuom, taip, inkars ten, sakykime, nepasieks tų temperatūrų. Bet kitais atvejais visais pasieks. Čia vienareikšmiškai. Bet nesmė. Kas kaip pasirinks kokį kelią, tokį ir turės. Kaip sakau, kokį tą kelią pasirinksi, taip ir nueisi. Nes tą kelių yra daug. Ai, tiesa, čia tu jau, žinau, vienas tavo komentatorius išlys, kur sakys, čia ryčia nein prisiprašyti, čia aš jau jau vos čia kažkur ten ant kelių vos nereikia eiti pas ryti, kad prisiprašyti, ką variklį perdaryti. Vienu metu aš jų tiesiog nedariau, dėl to, kad žmonės net nesupranta, kas tai atsitinka, da variklis nuskęstų. O kad tai yra prevencija tam, kad jis nenuskęstų, tai va čia tas ir yra tie darbai. Darbai susideda iš kaip sekas išimti variklį, kaip sekas atsukinėti viską, kas ten yra. Jeigu norvegiška mašina, tai daug ką ten ir susilaužai. Tai nuo to viskas priklauso, visa ta kaina. Tam, kad padaryti tą darbą, kad skystis bėgtų lauk, reikia atlikti daug veiksmų, kad iki jo daeiti. O po to viską reikia sutkrauti viską į vietą. Tai yra vien fiziniai darbai. Kas liečia detalės, ten salnikai, tepalai, žodžiu, nu, tai irgi viską reikia keisti. Nepilsi gal senų atidirbusių tepalų, kurios gali pilti tik tais turbūt kaip išleidus iš Passato tokius tepalus. Nu, žmonės, supraskit, šiam gyvenime žmonės įsidirb darbus tam, kad užsidirbti. Visi kažkaip nežinau, kodėl čia taip yra, bet jeigu tu neturi pinigų, tu gal, nežinau, tu gal tada neturėk tos mašinos, jos nesitaisyk. Jeigu tu jų neturi tų pinigų, gal sugalvok, kaip juos užsidirbti. Prie ko kalts yra meistras, kuris tą darbą daro? Jis yra kalts, kad jis prašo už savo darbą pinigus. Nu, čia kita moralė pusė, bet, iš tos aš čia. Visiems viskas yra brangu, viskas brangu, už kiek tu be padarysi. Jeigu paimi rankenėlę sutaisi, suklijava sakysiu, negražiais permakliais laidelius ir paimi 70 eurų, tai reiškia, tas meistras yra gerai. Nesvarbu, kad už 2 dienų viskas sugeda. Bet jeigu kapitališkai perrenki rankeną, pakeiti dantratį, sutvarkai laidus, suvaškuoji jungteles, suraišioji taip, kaip viską padarai, kad laikytų tam žmogui, kad jis negrįžtų, kad už savaitės mane skambintų ir neplautų smegenų ir tai kainuoja 150 eurų. Tai yra, bliamo, kaip čia pasakyti, yra brangu. Tai gal tu žmogau, tu tiesiog per mažai uždirbi, kad tą mašiną turėtum, jeigu tau yra brangu. Bet apšaukti visą internetą, apklikti, kad čia yra brangu, tai jo tai yra taip, čia tas yra pirmo vieta. Paimk pats ir pasidaryk, bus pigiau, aš kaip sakau. Aš ne vieną neverčiu pas mane čia važiuoti. Paimk pats pasidaryk ir bus pigiau. Lygiai taip pat kaip ir su to varikliu. Paimk tą motorą, išsinuomo garažą, išsiimk tą motorą. Užsivirink, išsifrezuok, išsigręžk. Bus pigiau, kokios problemos. Tai kur čia? O dar sugalvok, kaip ten viską padaryti, teisingai. Aišku, kai kas, aš manau, kad tikrai, gal nusižiūrėjo, pasigalvojo, padarė, gal dar geriau padarė, negu aš padariau. Nesvarbu, koks skirtumas. Esmė tame, kad tai yra pasiteisinę. Taip, kad čia kiekviena reikalas. O kad nusipirki Teslą ir įsivaizduoji, kad čia su jie bus viskas pigų gyvenime,
Nu nebus pigu. Ten toj mašinai viskas nėra taip, kaip kai golfe trečiam, kad galėjai vandens pompą vankelę pasikeisti, paskirstymą diržą su 5 raktais pasikeisti, degimų susireguliuoti. Ten viskas Tesloj ne taip ir. Taip kad čia kavą, sakau, gersiu. Linksmai. Įvedį į transą, vos neišėjau, prisiminęs epizodus bendravimo. Tai va, tai varikliai šitie, aš sakiau, jie skęs visais atvejais ir nepaskendusią motorą nebus. Jie visi paskęs. Dėl to, kad konstrukcija tokia yra. Ten taip jis yra sukonstruotas. Pabira saliniks, variklis nuskenda. Vienareikšmiškai. Nežinau, kitokio likimo ten su to motoru nebus, jeigu tu jo neperdarysi. Čia lygiai taip pat kaip RS, Audi kažkokia RS, ten dabar nepamenu, 5, kokia ten yra irgi benzininis variklis, su vandens pompa, kur žodžiu, aušinimo skystis subėgi tepalus ir tu net nežinai, kai subėga ir, žodžiu, užlenki motorą. Tai vienareikšmiškai yra čia. Kad saliniks pabirs, tai 100%. Kad saliniks 80% net laikys 100 000. Tai galiu irgi praktiškai garantuoti. Nes aš sakau, motorų matęs, jauniausias variklis yra 11 000 km nuvažiavęs. Naujas motoras, blizgėja visas gražuolis, buvo nuskendęs. Ir aušinimas skystis buvo. Ten visur buvo. Nesausus. Nebuvo vamzdžiai nukirpti. Tai va. Tai nežinau. Norint be baimės važiuoti su ta mašina, su tuo varikliu didžiuoju, tai čia yra beiziniai varikliai, sportiniai varikliai. Tai va šitie varikliai, jie visi nuskęs. Galiu dar paminėti tokią kryptingą vietą, tai pastebėjimas yra toks. Tie visi silpni apribota galia, visas Teslas apribota galia, tos 60-ukai, 70-ukai, 75-ukai, kur yra 260 kW maksimum, jie tikrai nuvažiuoja toliau. Ta prasme, temperatūros poveikis salininkui turi įtaką. Esmė tame, kad tas salininkas, jisai inkaras pradeda atkaisti, ten, vadinkim, nespėjo aušinti ir sudegs salininkas. Jis tiesiog pradeda tirpti paviršius tenais. O paviršius pradeda tirpti, pradeda rasoti, prasideda ant viršaus apdegti ten viską, žodžiu, korozija, ten daug procesų visokių. Ir finišas toks, kad skystis bėgia vidų. Tam, kad kam, tarp kitko, su tais motorais pastebėjimus, kam salininkas pabyra su sykiu, tiesiog subėga didelis kiekis aušinimo skysčio į vidų ten ir užpylė inverterį, apės inverterį, žodžiu, tai dar šansų yra kažkaip jį išgelbėti. Bet tie, kurie važiuoja po biškį, ten sarvalioja, žodžiu, ir ten kondensatai lašant apijų, ir ten rudy, ir ten visokių negražių vietų esu matęs. Tai pramuša apės viskas yra. Tas motoras yra negelbėjimas. Netgi va čia toks pastebėjimas. Tai nežinau, kokių dar čia galėčiau pasakyti prieš prevencijų variantų. Prevencija tokia, viskas, kitokios aš prevencijas nematau. Ten, sakau, tos coolant delete nesąmonės, tai pažiūrėkit, pasidomėkit, kaip jie yra aušinami, kam tas aušinimas aplamai tam inkarui reikalingas yra. Tai suprasit, dėl ko į Tesla padarė. Tarp kitko, tą aušinimą čia net ne Muskas sukonstravo, čia sukonstravo, tarp kitko, vienas žmogus, kuris kas norės, tas pasidomės apie Piterį. Tai va. Tai, žodžiu, geros jums dienos. Aš einu gerti kavą toliau. Tai ir viso yra ten, ir iki.